turime Lietuvoje, sakyčiau, tokią unikaliai idiotinę situaciją, kada energetikos ministras yra paskiriamas asmuo, kuris būdamas Sauliaus Skvernelio komandoje, kada buvo Saulius Skvernelis patarėjas, su Rajak viską darė, kad Ignitis būtų privatizuotas. Kas įdomiausiai, kad dokumentus jie įslaptino 10 metų. Ir tai yra Luko Savicko iniciatyva, Rajak iniciatyvom ir panašiai. Dabar įsivaizduokit, koks yra niuansas. Jie įslaptina 10 metų dokumentus, nuo Lietuvos gyventojų viskas slepiama yra. Ar jūs galite įsivaizduoti, kad valstybėje mes turėtumėm tokią idiotinę, idiotinę visiškai bepertvarkę, kada slepiama nuo mūsų Lietuvos gyventojų žmonių, kodėl ir kas inicijavo Igničio akcijų privatizavimą. Prezidentas tą žinojo, prezidento rinkėjai, prezidento finansiniai rėmėjai irgi puikiai šitą dalyką žinojo. Igničio akcijas buvo privatizuotos ne šiaip sau prie kažko, bet būtent prie Luko Savicko. Tie verslininkai, kurie labai stipriai rėmė arba kur ten Andrius Tapinas iškėlė, kad labai pigiai atstovavo vienos ar kitose teismuose, tie patys teisininkai ruošia visokiausio pobūdžio dokumentus. Tiek ir dėl dujų terminalo, tiek ir dėl arbitražo, tiek ir dėl vėjo jėgainių jūroje ir panašiai. Šiandien man toks labai įdomus dalykas. Ar Lukas Savicko pastatymas ir prezidento nebekelimas aukštų reikalavimų, kai buvo keliama neva tai Nemuno aušrai, o mes iš tikrųjų buvom pasiūlę labai profesionalius ir labai gerus energetikos srities specialistus ir dėstytoją ir akademiką, buvom pasiūlę ir advokatą ir panašiai ir niekas netiko. Ir dabar aš suprantu, dėl ko netiko. Todėl, kad kartu Nemuno aušra buvo griežtai, kaip sakant, prieš vėjo jėgainių jūroje statymą. Antras, nes jis ekonomiškai nenaudingas, nes ką ir dabar jau galų gale ir Vaičiūnas paminėjo, pasakė mano žodžius, ką aš ir kalbėjau prieš 2 metus, nors prezidentas tuo metu sakė, kad čia fantazijos vaisiai kažkokie tai yra. Mes aiškiai buvom už Igničio akcijų delistingavimą, tai yra išpirkti Igničio akcijas ir sugrąžinti į valstybės rankas. Ir čia labai susiveda 2 dalykai. Tai naujas finansų ministras Valys ir Lukas Savickas, nes finansų ministerija tvirtina valdybą, o valdyba praktiškai yra paskirta ta, kuri buvo prie Ingridos Šimonytės. Tai vienas. Antras yra dalykas Lukas Savickas. Jeigu tas aš prieš šį, kaip prieš asmenį tikrai gink dieve nieko neturiu, jaunas žmogus gali važiuoti, gali kurti, gali daryti panašiai. Bet žmogus, kuris man jau iškart pasako, kad mes nesvarstome Igničio akcijų išpirkimą, mes nesvarstome apie jūros jėgainių parką, mes nesvarstome apie tam tikrus auditus pačioj Ignity, ESO grupė, EPSO-G ir panašiai, tada, žinot, man kyla klausimas, tai kam tu eini tada į ministeriją, kam tu sutinki vadovauti tokio pobūdžio ministerijai, jeigu tu absoliučiai nieko nenori daryti. Tai ir čia, žinot, išlenda būtent, manau, kad lobistai, išlenda verslininkai, kurie ir bandys per patį Luką Savicką valdyti visą energetikos sektorių. Toliau mes nematysim viešosius pirkimus, toliau mes matysime visokios pobūdžio įmonėlės, kurios iš tikrųjų lobsta ir šiandien daro. Tai aš kažkodėl tai net jaučiu dar įdomesnį dalyką. Tos pačios kontoros arba tos pačios gaujos, kurios mum būnant tuo metu valdančiųjų daugumai grasina ir nurodinėja, kad jūs čia tą turi daryti, aną turi daryti, 3., 4., 5, jos dabar džiaugiasi ir, žinot, kur reikės į ką atkreipti dėmesį? Svarbiausia, reikės atkreipti dėmesį, o kasgi bus paskirti viceministrai. Ir mes nuo to aiškiai puikiai pamatysime, kiek jie nori tvarkyti energetikos sektoriui, o kiek jie toliau lobistams paklūs.